Labas moksleivi. Ar girdėjai apie LTVK video vlogą ir organizuojamą konkursą, kurio metu net 5 dalyviai galės laimėti Lietuvos verslo kolegijos įsteigtus prizus? Ne? Tai paklausyk. Nuo gruodžio 11 iki gruodžio 21 vyksta konkursas, kurio sąlygos yra labai paprastos. Ką reikia padaryti? Tai peržiūrėti šitą video ir atsakyti į 7 klausimus. Atrodo paprasta? Tai pradedam. Tai visi ištempiam ausis ir klausom, kadangi daugelis atsakymų į klausimus bus rasti šioje prezentacijoje. Tačiau nepamirškite, kad keletą atsakymų galite rasti mūsų socialinėse medijose, tokiose kaip Facebook ar Instagram. O jeigu ten nepavyks rasti, patikrinkite mūsų puslapį ltvk.lt. Tai pradedam. Tai pakalbėkime apie Lietuvos verslo kolegiją. Tai Lietuvos verslo kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, suteikianti aukštojo mokslo neuniversitetinį profesinio bakalauro laipsnį. Ir kolegijai yra jau 25 metai, todėl galime drąsiai teigti, kad kokybiškos ir akredituotos studijos čia yra garantuotos, kadangi esame gavę tarptautinę akreditaciją, kuri atitinka Bolonijos proceso reikalavimus. Na, kalbant apie studijų programas, čia yra jų vykdoma net 13, tačiau apie jas šiek tiek vėliau. Pakalbėkime apie mūsų katedras bei padalinius. Tai Lietuvos verslo kolegijoje veikia 5 katedros, tokios kaip vadybos, ekonomikos, turizmo ir komunikacijos, technologijų bei teisės. Iš tiesų, tai yra katedros, kurios ugdo studentų gebėjimus, vykdo mokslo, taikomąją veiklą, dalyvauja projektinėje veikloje, bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio institucijomis. Na, o jeigu žvelgtume į padalinius, tai jie įsikūrė vienose labai gražiuose miestuose. Tai būtų mūsų sostinė Vilnius bei uostamiestis Klaipėda. Tad apžvelkime pradžiai Vilnių. Taigi, šiuo metu Vilniuje yra vykdomos 9 studijų programos, tokios kaip teisė ir teisėsaugos institucijos, teisė, įstaigų ir įmonių administravimas, pardavimų ir logistikos vadyba, turizmo ir pramogų verslo industrija, išmanioji vadyba, buhalterinė apskaita, verslo įmonių ekonomika bei statybos verslo vadyba. Kiekviena ši studijų programa turi ir specializacijas. Prie jų pribėgsime vėliau. Na, o kalbant apie Klaipėdą, tai Klaipėdoje kolegija yra įsikūrusi senamiestyje. Ir pačioje kolegijoje studijuoja daugiau nei 1000 studentų. Ir gera žinia tiems, kurie yra nevietiniai, kadangi nuo bendrabučio iki kolegijos yra tik tai 15 minučių pėsčiomis. Atvykus į kolegiją, visi studentai galės rasti biblioteką ir skaityklą, taip pat studentams skirtą erdvę, o išaugus kavines bei restoranus ar valgyklas, kurios įsikūrusios šalia. Keliaujam toliau. Pakalbėkime apie interaktyvią veiklą. Taigi kolegijoje veikia imitacinė teismo posėdžių salė, kriminalistikos laboratorija, imitacinio mokymo pirmo biuro meta, teisės klinika, CISCO laboratorija, technologijų ir inovacijų laboratorija, turizmo laboratorija, lyderystės laboratorija, statybinių medžiagų laboratorija bei studentų atstovybė. Na, o kalbant apie programinę įrangą, mes esame gana inovatyvūs, kadangi turime SAP sistemą, LTVK Cloud, Moodle sistemą, interaktyvią tvarkaraščių platformą, virtualią biblioteką, Google for Education. Ir žinot kas dar? Kiekvienas čia studijuojantis turi galimybę nemokamai gauti Office 365 paketą. Taigi, peržvelkime keletą nuotraukų. Tai čia matote mūsų 2 studentų atstovybės. Viena yra įsikūrusi Klaipėdoje, kita Vilniuje. Taip pat keletas kadrų iš laboratorijų.
Atrodo įdomiai, ar ne? Keliaujam toliau ir prieinam studijų formas bei studijų programas. Taigi Lietuvos verslo kolegija šiuo metu vykdo 3 studijų formas. Tai yra nuolatinės, ištęstinės bei nuotolinės. Nuolatinės ir nuotolinės trunka 3 metus, ištęstinės 4. Na, o dabar pereikime prie studijų programų. Taigi pirmoji yra verslo ir vadybos studijos. Taigi, verslo ir vadybos studijos sudaro 4 studijų programos, kurios turi specializacijas. Peržvelkime kiekvieną. Taigi, studijų programa išmanioji vadyba, o specializacijos yra skaitmeninė marketingo vadyba arba tvari projektų vadyba. Kita studijų programa įstaigų ir įmonių administravimas, o jo specializacijos verslo įmonių administravimas, valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas. Kita studijų programa statybos verslo vadyba, o jo specializacijos nekilnojamojo turto vadyba bei statybinių medžiagų vadyba. Ketvirtoji studijų programa pardavimų ir logistikos vadyba. Specializacijos jūrų transporto logistika, prekių pasiskirstymo logistika bei pardavimų vadyba. Keliaujam toliau. Prieiname prie teisės studijų. Čia mes turime 3 studijų programas. Tai būtų verslo ir investicijų teisė, kurios specializacijos yra verslo teisinis reguliavimas bei investicijų valdymo teisinis reguliavimas. Kita studijų programa teisė ir teisėsaugos institucijos, o jų specializacijos teisminės institucijos bei ikiteisminės institucijos. Ir paskutinė, bet ne prasčiausia, tai yra teisė, kurios specializacijos verslo įmonių teisinis reguliavimas bei teisinės institucijos. Keliaujam toliau. Taigi, būsimieji finansininkai, sukluskite, nes čia bus labai įdomu. Tai turime 2 specialybės. Tai būtų verslo įmonių ekonomika, kurios specializacija yra jūrų verslo ekonomika bei verslo įmonių finansai. Kita studijų programa – buhalterinė apskaita. Tai jeigu esi matematikas, paklausyk, nes galėsi mokytis vidaus audito arba verslo vertinimo. Keliaujam toliau. Prieinam prie informatikos studijų. Čia turime 3 studijų programas. Skaitmeninio dizaino technologijas, informacinės verslo sistemas bei taikomąją informatiką ir programavimą. Ir šios studijų programos specializacijos yra web projektų kūrimas, kompiuterinių tinklų administravimas bei mobiliųjų aplikacijų kūrimas. Keliaujam toliau. Na ir paskutinė – turizmo ir pramogų verslo industrijos. Ir jo specializacijos – renginių vadyba, spa ir sveikatingumo turizmo vadyba bei kelionių ir ekskursijų vadyba. Susidomėjai kažkuria iš šitų? Aplikuok jau dabar. Keliaujam? Na ir dabar pakalbėkime apie mūsų renginius. Tai Lietuvos verslo kolegija yra aukštoji mokykla besistengianti ne tik atstovauti save kaip aukštąją mokyklą, bet ir suteikti studijavimo malonumą kiekvienam atvykstančiam ar čia bestudijuojančiam asmeniui. Todėl dabar norėčiau su jumis apžvelgti keletą renginių. Taigi, pirmasis yra Lietuvos verslo kolegijos Klaipėdos šviesų festivalyje Lietuvos šimtmečio iniciatyvos. Taip, čia galite matyti Lietuvos verslo kolegijos studentų padarytas nuotraukas, į kurias galėjo pasižiūrėti visi miesto svečiai. Keliaujam toliau. LTVK mokslo metų pradžios renginiai. Tai šitie renginiai keliauja iš metų į metus, kadangi šitaip mes pradedame naujuosius mokslo metus.
Taip pat esame aktyvūs Klaipėdos aukštųjų mokyklų mugėje, studijų regatoje. Todėl greičiausiai, gal ne šiemet, bet gal pernai susitikom, o gal net šiemet tenais. O jeigu ne, nesijaudink, susitiksim ir kitą metą. Na, renginys studentams. Tai jiems be galo patinka, kadangi tai būna naktis kolegijoje, kurios metu visi studentai turi galimybę praleisti beveik 24 valandas kolegijoje, pabendrauti su savo draugais, bendrakursiais, o galbūt pažįstamais iš kitų aukštųjų mokyklų. Jaunimo workshopai. Greičiausiai bent keletas iš jūsų yra apie juos tikrai girdėję, kadangi būtent šitie renginiai yra organizuojami moksleiviams ir jų tikslas yra supažindinti moksleivius su būsimomis profesijomis ir galbūt atrasti savo varikliuką. Tad jeigu neapsilankei, nepraleisk ateinančios progos. Na ir vienas mano mėgstamiausių renginių tai yra LTVK Fuksų stovykla. Tai LTVK Fuksų stovykla yra skirta tam, kad visi nauji studentai susirinkę iš skirtingų miestų, miestelių ar kaimelių susipažintų, susibendrautų ir drąsesnių žingsnių žengtų į naujus mokslo metus. Todėl nereikia bijoti. Jeigu ateini į naująją aukštąją, mes tave pasitiksime išskėstomis rankomis. Keliaujam toliau ir pakalbėkime apie priėmimą į Lietuvos verslo kolegiją. Kaip vyksta priėmimo procesas? Tai priėmimas gali būti arba tiesioginis, arba bendrasis per LAMA BPO sistemą. Ir minimalus konkursinis balas stojant į LTVK yra 4,3. Kokie reikalingi egzaminai? Jeigu pasirinksite vieną iš šitų studijų krypčių kaip verslo vadybos ar finansų, tuomet turėsite išlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, kuris sudaro 0,4 balo. Tuomet lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, kuris sudaro 0,2 balo. Užsienio kalbos egzaminą, kuris be abejo turi būti valstybinis. Taip pat istorijos arba geografijos egzaminą, kuris sudaro 0,2 balo. Bei vieną pasirenkamąjį valstybinį arba turėti vieną mokyklinį brandos egzaminą arba metinį pažymį, kuris sudarys 0,2 balo. Na, o jeigu pasirinksite turizmo arba teisės studijas, turite būti išlaikę istorijos valstybinį brandos egzaminą, kuris sudaro 0,4 balo, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, kuris sudaro 0,2 balo, matematikos valstybinį brandos egzaminą, kuris sudaro 0,2 balo, užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą, bei dar vieną iš pasirenkamųjų valstybinio ar metinių brandos egzaminų arba metinių pažymių, kuris sudaro 0,2 balo. Na, o jeigu susidomėjote IT studijomis, tuomet turite būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą, kuris sudaro 0,4 balo, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, kuris sudaro 0,2 balo, užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą, informacinių technologijų arba fizikos valstybinį brandos egzaminą, arba turėti metinį pažymį turite. Taip pat pasirenkamąjį valstybinį brandos egzaminą arba metinį pažymį, kuris sudarys 0,2 balo. Taip pat, stojant į Lietuvos verslo kolegiją, gali būti suteikiami papildomi balai. Jie suteikiami tiems, kurie yra baigę
švietimo srities profesinio mokymo programas, tai būna suteikiamas 1 balas. Jeigu esate dalyvavę ne mažiau kaip 6 savaitės trukusiose savanorystės programose, tada gaunate pusę balo. Jeigu turite ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą toje pačioje kryptyje, į kurią stojate, gaunate 1,5 balo. Taip pat yra vertinama jūsų motyvacija, kuri gali būti įvertinta 0,5 balo arba 1 arba 1,5 balo. Taip pat, jeigu esate baigę jaunųjų programuotojų ar kitą informacinių technologijų mokyklą, tuomet jums bus taikomas 1 balas, jeigu stojate į tos pačios krypties programą. Taip pat turintiems ECDL pažymėjimą, tai jis turėtų būti arba pradmenų, arba pagrindinio kurso. Tuo atveju jūs gausite 0,5 balo. Jeigu esate baigę aukštąją mokyklą, gausite 2 balus. Jeigu turite Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos ekonomika ir verslas baigimo pažymėjimus, tai bus 0,5 balo. Jeigu esate dalyvavę Lietuvos verslo kolegijos karjeros savaitės renginiuose, tokiuose kaip jaunimo workshopai, ir turite tai rodančius pažymėjimus, gausite 1 balą. Ir jeigu esate dalyvavę kolegijos neformalaus ugdymo veiklose, kažkokiose iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose, ir turite tai įrodantį pažymėjimą, taip pat gausite 1 balą. Tai reikiami dokumentai, tai būtų asmens tapatybės kortelė arba pasas, brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas, tai yra jo originalas, bei 1 dokumentinė nuotrauka. Na, jeigu pretenduojate į nemokamą studijų vietą, tai būtų valstybinės nefinansuojama vieta su studijų stipendija, tuomet turėtumėte stoti per LAMA BPO sistemą. Taip pat yra suteikiamos studijų mokesčio lengvatos. Tai būtų gyventojų pajamų mokesčio lengvata, už studijas sumokėtos kainos kompensavimas, valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti arba pragyvenimo išlaidoms, bei socialinė stipendija. Na, o jeigu planuoji tapti studentu, tai kaip tai galėtum padaryti? Tai arba per bendrąjį priėmimą per LAMA BPO sistemą, priėmimą internetu, tai reiškia užpildžius paraišką ltvk.lt svetainėje arba per tiesioginį priėmimą, kuomet atvyksite į kolegiją ir pasikalbėsite. Tai tiek. Bėkite atsakinėti į klausimus.